lyderiai, tačiau naudingai ir be abejo jisai įnešė savo indėlį į tą čempionišką San Antonijaus žaidimą. Tonis Parkeris demonstruoja aukščiausio lygio krepšinį, puikus jo prasiveržimas ir Clevelando Cavaliers komanda mėgina gelbėtis štai tokiais desperatiškais veiksmais. Damonas Jonesas, jo metimas skrieja pro šalį, o Tonis Parkeris toliau išdarinėja ką tik nori. Minutės pertraukėlės prašo Maikas Braunas, matydamas, jog situacija tampa jau beviltiška. Baigėsi minutės pertraukėlės, 74-56 priekyje San Antonijaus krepšininkai ir tai labai patinka visiems čia susirinkusiems SBC Center arenoje šios komandos aistruoliams. Gregas Popovičius šios minutės pertraukėlės metu ir toliau ragino savo krepšininkus neatsipalaiduoti ir toliau žaisti taip sėkmingai bei galų gale palaužti Clevelando komandą. Na, kol kas jo auklėtiniai tikrai demonstruoja aukščiausio lygio krepšinį, na, o Tonis Parkeris šiandien apskritai yra labai sunkiai sustabdomas. Priminsiu, jog pirmose rungtynėse jisai įmetė 26 taškus, šiandien jau yra pelnęs 18 ir šiandien jisai rungtyniauja labai naudingai. LeBronas Jamesas pražanga puolime prieš Bruce'ą Boweną, prieš vieną geriausiai lygoje besiginančių krepšininkų. Tonis Parkeris, rezultatyviausias rungtynių krepšininkas, 14 taškų yra įmetęs Timas Duncanas, 12 Bruce'as Bowenas, 10 Emanuelis Žinobilis. Brentas Barry pelno antrąjį tolimą metimą šiame mače ir į savo sąskaitą įsirašo jau 6 taškus. Skirtumas tampa kuo toliau, tuo labiau nepadorus. LeBrono Jameso metimas nepasiekė tikslo. 77-56. Štai taip greitai situacija paaiškėjo trečiajame ketvirtyje. Pirmoje rungtynių pusėje kova vyko taškas į tašką. Na, o trečiajame ketvirtyje kol kas Clevelando Cavaliers krepšininkai yra sugebėję pelnyti vos 11 taškų. Tuo tarpu San Antonijus jų yra įmetęs 27. Patenkinti ir Nikas Van Exelas, ir Michaelas Finlis, Fabricijus Abertas ir, žinoma, Timas Duncanas. Abu baudos metimai pasiekė tikslą ir LeBronas Jamesas po ilgokos pertraukos pelno savo taškus. Jo sąskaitoje 16 taškų, 14 yra įmetęs Drew Goodenas. Tonis Parkeris, Robertas Horry, gražus jo prasiveržimas, puikus 2 taškai ir vėl atstatoma 21 taško persvara. Ir toliau sėkmingai triuškinama Clevelando Cavaliers komanda. LeBronas Jamesas. Ir Damonas Jonesas. Jo metimas skrieja pro šalį, atkovoja kamuolį Tonis Parkeris. Puikus jo perdavimas Bruce'ui Bowenui, tačiau pastarasis nesiryžo pabaigti atakos prasiveržimu. Robertas Horry. Brentui Barry, pastarasis Nazarui Mohamedui, tačiau pelnyti šios gražios atakos metu taškų San Antonijaus komandai nepavyko. Drew Goodenas. Dėl kiekvieno atšokusio kamuolio iki pat pabaigos kaunasi Drew Goodenas. Šiandieną jis yra atkovojęs jau 8 kamuolius, tiek pat kamuolių yra nusiėmęs ir Žydrūnas Ilgauskas. Tiesa, dvigubai rezultatyviau Drew Goodenas rungtyniauja už Ilgauską, jis yra pelnęs 14 taškų. Lietuvis kol kas savo sąskaitoje turi 7. Donielis Maršalas atkovoja kamuolį po netaiklaus varžovų metimo. Damonas Jonesas atkakliai mėgina pataikyti tolimą metimą ir galų gale jam tai pavyksta padaryti. 79-61. Gregas Popovičius prašo minutės pertraukėlės.
Baigėsi minutės pertraukėlė, iki trečiojo kėlinio pabaigos lieka minutė ir 43 sekundės. Pagal naudingumo koeficientą šios dienos rungtynėse lygių nėra. Štai šiam krepšininkui, kuris dabar varosi kamuolį, Tonis Parkeris ir Timas Duncanas rungtyniauja labai naudingai, mažai klysdami ir pelnydami daug taškų. Na, o štai komandos draugai karts nuo karto padaro klaidą, tuo pačiu suteikdami varžovams progą sumažinti solidžią persvarą. Drew Goodenas pagal naudingumo koeficientą yra geriausias krepšininkas Clevelando Cavaliers komandoje, antras LeBronas Jamesas, trečias Žydrūnas Ilgauskas. Jamesas prieš Brentą Berry. Damonas Jonesas pataiko kas trečią, o gal net kas ketvirtą metimą ir tai be abejo naudos jo komandai neatneša. Iš Miamio Heat perėjęs krepšininkas į Clevelandą šiandieną neatranda savojo žaidimo, tiesa, ir Miamyje jisai negrieždavo pirmojų smuikų ir tiek daug galbūt ne visada savo leisdavo atakuoti ir savo praeitų metų komandoje. Maikas Vilksas, krepšininkas praėjusiame sezone rungtyniavęs San Antonijaus komandoje, 26 metų krepšininkas, turi progą pelnyti pirmosius savo taškus šios dienos rungtynėse. Priminsiu, jog prieš susitikimą Gregas Popovičius ir jam įteikė čempiono žiedą. Nors praėjusiame sezone Maikas Vilksas pelnė per 48 susitikimus 81 tašką, taigi labai jau neženkliai jisai prisidėjo prie tų įspūdingų San Antonijaus komandos pergalių. Kriusas Bovenas laisvam Robertui Gori, palikti jo laisvo negalima, nes už tai kaip mat bus labai brangiai sumokėta. 82-62. 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Maikas Vilksas, Donilis Maršalas, Žydrūnas Ilgauskas, LeBronas Jamesas. Ilgauskas ryžtasi atakuoti varžovų krepšį ir pelnyti taškų lietuviui nepavyko. Vis tie patys 7 taškai jo sąskaitoje. Be abejo pasiilgstamas Žydrūno Ilgausko rezultatyvaus žaidimo po krepšiu. Tiesa, tai padaryti jam be abejo yra labai sudėtinga. Tuomet reikia kautis prieš Nazrą Muhamedą, prieš Timą Duncaną ir kitus San Antonijaus aukštaūgius. Žiūrėsime, ką pavyks sugalvoti Maikui Braunui ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Kol kas 20 taškų persvara priekyje NBA čempionai. Netrukus prasidės lemiamas ketvirtasis šių rungtynių kėlinys. Ir kol kas, bent jau iš to, ką matome, galime teikti, jog rungtynių lūžis įvyko trečiajame ketvirtyje, kuriame dominavo aikštėje San Antonijaus krepšininkai ir sugebėjo įgyti daugiau nei solidžią 20 taškų persvarą. Dabar jau Clevelando Cavaliers komandai reikalingas nedidelis stebuklas. Žydrūnas Ilgauskas kovoja dėl atšokusio kamuolio, tačiau nusigriebti jo po varžovų krepšių lietuviui nepavyko. Robertas Gori. Pražanga Timui Duncanui. Pažeisdamas taisyklės, jisai mėgino atsitverti nuo Žydrūno Ilgausko gynybos ir už tai iškart yra baudžiamas asmeninė pražanga. Žydrūnas Ilgauskas ir Martynas Andriuškevičius, 2 lietuviai užregistruoti Clevelando Cavaliers komandoje šiame sezone. Vargu, ar Martynas Andriuškevičius turės progos ženkliai prisidėti prie Clevelando komandos pergalių šiame sezone, kaip ir neaiškus kito jaunojo lietuvio likimas NBA arenose. Linas Kleiza, Denverio Nuggets komandoje buvo prognozuota, jog pradės čempionatą žemesnėje lygoje, tačiau